Per dieną iki 4 valandų. Dažniausiai užtrunka kokias 2-3 valandas. Jeigu reikėtų atsakyti kasdien, tai gal valandą praleidžiu. Vidutinė reikšmė kažkur apie 2 valandas būtų. Per dieną maždaug iki 7 valandų tenka internete naršyti ir ieškoti informacijos. Prie kompiuterio geriausia praleisti iki 2 valandų, kas 30 minučių darant pertrauką. Naudoju Windows XP operacinę sistemą. Naudoju Windows 2010 metų operacinę sistemą. Windows 2007 metų. Windows'ais naudojuosi. Man atrodo, kad dabar Windows 10. Reikia naudoti tą operacinę sistemą, kuri geriausiai atlieka pagrindinės funkcijas. Nenaudoju, o kam tokios reikia? Naudoju Avast antivirusinę sistemą. Esu ten pui. Avira. Man atrodo, kad Avira. Kiekvienas kompiuteris turi turėti antivirusinę programą apsaugančią jį nuo virusų. 3 nemokamos antivirusinės, kuris galima parsisiųsti iš interneto. Yra pirma Avast, antra AVG, trečia Avira. Dokumentų kopiją saugoju vietinėme diske. Nežinau. Svarbius failus aš visada persikeliu į atmintuką. Persikelti juos į kitą vietą ir išsisaugoti. Manau, svarbiausia tą failą kopijuoti ir išsaugoti keliose laikmenose, pavyzdžiui, diske, gal atmintuke, gal išorinėme diske. Padaryti atsarginės kopijas ir išsaugoti laikmenose. Pagaliau galiu pasidalinti su draugais. Neviešink savo asmeninės informacijos internete. Asmeninės informacijos internete skelbti negalima. Ką noriu, tą skelbiu. Jokios nereikėtų asmeninės informacijos skelbti internete. Tai nebent vardą, pavardę ir tai gal turbūt nebūtina. Manyčiau, kad jokios asmeninės informacijos nereikėtų skelbti internete. Na, galbūt vardą, pavardę, bet jokiais būdais ne asmens kodą ir ne gyvenamąjį adresą. Na, žodžiu, kuo mažiau asmeninės informacijos, tuo pačiam vartotojui saugiau. Internete negalima skelbti asmeninės informacijos apie save. Nurodymai, kaip elgtis naudojant internetą. Tai tas pats etiketas, kurio žmogus turi laikytis bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Kaip ir viskas, gal etiketas padoriai elgtis, padorius rašyti komentarus, neįžeidžiančiai ir panašiai. Aš taip suprantu. Na, interneto etiketą turbūt prilyginčiau etiketui kasdienėme gyvenime. Pagrindinės 10 interneto etiketo taisyklių. Pirma, gerbk žmogų. Antra, naudodamasis internetu laikykis tų pačių etikos taisyklių kaip ir įprastame gyvenime. Trečia, žinok, kurioje interneto vietoje esi. Ketvirta, taupyk kitų žmonių laiką. Penkta, sukurk gerą savo įvaizdį internete. Šešta, dalykis savo žiniomis. Septinta, valdyk savo jausmus. Aštunta, gerbk kitų žmonių privatumą. Devinta, nepiknaudžiauk savo padėtimi. 10, atidžiai žiūrėk į kitų žmonių klaidas. Geriausias slaptažodis skaičių nuo 1 iki 9 kombinacija. Žinau teoriškai, kad reikia didžiųjų, mažųjų raidžių, kad reikia skaičių, kad turėtų būti kažkoks žodis, bet aš manyčiau, kad mano slaptažodžiai tai yra prasti. Visą laiką rekomenduojama, kad geras slaptažodis susidėtų iš didžiųjų ir mažųjų raidžių. Na ir dar galima įterpti simbolius, pavyzdžiui, kabutes, taškelį, kablelį, skaičius. Naudokite mažiausiai 80 skirtingų simbolių ilgio slaptažodžius, bei nenaudokite to paties slaptažodžio. Galima, nes tai yra nelegalu. Taip, galima. Šiaip jau turbūt galima ir aš žinau, kad žmonės apsimetinėja, nors to daryti nereikėtų. Įmanoma, bet negalima. Man atrodo, kad šiais laikais labai lengva apsimesti kuo nors kitu, bet jokiais būdais negalima, nes aš asmeniškai, galbūt ir kiti, tai prilygintų netgi nusikaltimui.
Internete apsimesti kuo nors kitu ir naudoti į to asmens duomenis yra griežtai draudžiama. Nežaisk, čia daug virusų. Palauk, tu laimėsiu. O ką aš tau sakiau? Elektroniniu paštu. Pas mane tiek daug virusų, kad net nežinau iš kur. Elektroniniu paštu. Kiek aš susidūręs ir kiek man tenka girdėti per nežinomus laiškus atsiųstus iš įvairiausių vietų, tai juos atidarant, arba būna tam tikri perspėjimai, kad neatidaryti vienokio ar kitokių, reiškia, laiškų, nes jie yra, kaip sakyti, nesaugus. Daugiausiai virusų plinta per nežinomus elektroninius laiškus. Draugiškas internetas.lt. Greičiausiai draugiškas internetas.lt. Draugiškas internetas.lt informuoja, kaip saugiai elgtis internete.